Labuką. Sveiki sugrįžę, sveiki prisijungę. Kas prisijungėt pirmą kartą, mano vardas Ilona ir aš sugrįžtu su balandžio mėnesio video ir nusprendžiau jį pradėti filmuoti truputėlį anksčiau. Šitas video tikrai bus iš gabaliukų, nes toks buvo labai crazy mėnuo, kada atrodė, kad atsisėsiu, nufilmuosiu vienu ypu, bet po to sugalvojau, kad reikia pafilmuoti dar keletą dalykų. Tai va dabar ir neaišku, kas iš to gausis, bet darau eksperimentą. Pabandysiu suklijuoti kelių video intarpus ir nu, gal bus įdomiau, nežinau. Kadangi kas mane sekate Instagrame, tai žinot, kad aš praeitą savaitę, šiandien filmuoju yra 26 balandžio. Tai yra mūsų labai vėjuotas sekmadienis. Bet aš nusprendžiau, kad padarysiu vieną gabaliuką, kad jau montuosiu jį iš kelių. Tai va, tai taip, mano didysis Luka S projektas, kurio liko jau tik prisiminimai ir likučiai, kaip aš sakau. The Greatness of Nature baigėsi. Nu, tas žodis baigėsi, toksai, kai sakau, pačiai dar sunku patikėti. Bet jo, aš sugebėjau jį pabaigti po praeito labai intensyvaus savaitgalio, per kurį planavau kažkur eiti, judėti, krūtėti ir viskas baigėsi to, kad taip niekas ir neįvyko. Tai, žodžiu, jisai buvo paukotas Lukas The Greatness of Nature baigimui. Tai dabar pas mane yra likę tik tai schema, kuri praktiškai buvo nenaudota, nes tikrai nemeluosiu, turėjau saga versiją, tai yra gal ten kamputis kažkur pažymėtas ir viskas, ir tiek žinių. Liko viršelis, į kurį dabar man beliko spoksoti, nes mano darbas yra rėminimo dirbtuvėse. Laimė pavyko rasti rėminimo dirbtuvės, kurios atsiliepė ir pasakė, kad jo, mes galim jums per savaitę padaryti, nes aš labai labai noriu jau greičiau nuvežti ir įteikti tėčiui ir jau būt visiškai, kaip sakoma, totaliai rame, kad viskas yra padaryta. Tai va, tai įdėsiu galbūt į šitą video, jeigu pavyks priklijuoti ir nufilmuoti laiku jau galutinį rezultatą, tai yra su rėmu, tik tai nežinau, kaip aš čia tai padarysiu, gal video gale, gal dabar papliurpusi, nežinau. Bet žodžiu, tai yra neįtikėtinas dalykas. Aišku, 64 spalvos atrodo nėra čia kažką, kaip mato, 67 ant 44 matmenys, bet ta 67, patikėkit, o dievuliau, man tai buvo kažkas tokio mistiškai neįmanomo ir kai mane žmonės klausia, o tau buvo tokių momentų, kad buvo, žinai, krizė, norėjai viską mesti, ir aš taip sėdžiu ir sakau, tai aišku, kad buvo. Ir tiesą sakant, buvo tiek daug kartų, kad aš tikrai galvoju, kad aš nebaigsiu, bet matyt tas žinojimas, kad esu įsipareigojus ir kad žmogus laukia ir jisai vis dar galvoja, kad aš siuvinėju, nes aš noriu padaryti staigmeną, nes jisai tikrai nesitikės, kad aš taip greitai pabaigiau, kas man pačiai buvo surprizas. Tai va, tai šitą Lukaso rinkinio schemą labai greitai pakeis įrėminto darbo vaizdai. Tai, žodžiu, kas liko, tai vat ir neliko nieko. Liko tuščios paletės, kas buvo siaubingai keista. Aš pirkau tas jau kito tipo paletės. Kadangi šitame video aš tikrai daug kalbėsiu apie tai, ką aš naudoju, truputėlį gal daugiau, kur aš ką laikau, nes čia buvo daug klausimų, kaip jūs laikot karoliukus, kaip jūs laikot tą, kaip jūs laikot tą, kas aš nieko ypatingo neturiu ir tikrai neinvestuoju į visokias dėžutės ir dar ten kažką. Tai lygiai taip pat ir su tokiom paletėm, tiesą sakant, aš jų nelabai turiu. Pas mane yra vienas darbas, bet su rusiško tipo, tokio pagaminimo grinai paletė, kur užsideda siūliukai ant šitų. Ir aš pirkau, čia dabar tik tai galvoju, man atrodo, kad čia europietiškos gamybos. Matot, kaip išsibadė viskas. Šiaip
negaliu sakyt, kad labai apsidžiaugiau jas turėdama ir kad labai jau čia jas vertinu, nes atvirai pasakius labai greitai bebadant į va tą apačią, matot, kiek liko skilučių. Tiesiog praeidavo adata kiaurai, tai kokybė jų, pasakyčiau, nėra labai gera. Nu, bet tokiam darbui man reikėjo kažko, nes vat kiek liko siūlų, nes turint va tokias paletės, nu tai o kur dėtas adatas, kur tau reikia kaitaliot pastoviai, nes kaitaliojimo buvo daug. Aišku, buvo daug gąsdinimų, kad, žinok, atsargiai čia su tais rinkiniais, tai čia jau siūlų nelieka, būna viso kito. Visko buvo, aš kai pradėjau filmuoti, siuvinėti ir filmuoti, tai daug išgirsdavau tokių dalykų. Bet, kaip matot, siūlo liko daugiau negu daug. Tiesą sakant, kai kurių spalvų tai net nesupratau, kaip čia taip galėjo likti. Nes, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek juodos liko. Nu, tas pats, kas būtum nesiuvinėjęs. Arba tų rudų, melsvų, ta prasme. Aišku, aš negaliu sakyti, aš skaitau save tą, ne tai, kad taupėja, bet tikrai dažniausiai gana logiškai siuvinėjančių žmogų. Aš nenaudoju parkavimo metodų niekur, tai gal dėl to ir to siūlo užteko pilnai, bet, žodžiu, tai liko šitos paletės, liko viršelis ir liko beveik nepanaudota schema. Nežinau, ką dabar su tuo daryti, ar čia bandyti kažkam atiduoti, kas norėtų konvertuotis į DMC ar ką, ar kaip. Tai viskas, kas liko. Tai net nėra ką rodyti. Tai, žodžiu, įdedu, sakau, arba čia, arba gal video gale, net nežinau, net neįsivaizduoju. Aš labai tikiuosi, kad man pavyks jį paimti ir kad jis bus įrėmintas laiku. Tai žodžiu, jeigu šitame video jūs nepamatėt galutinio rezultato, vadinasi, atsitiko taip, kad rėminimo dirbtuvės tik pažadėjo, bet nepadarė. O jeigu visgi padarė ir man pavyko šitą grožį atsiimti, tai susitiksim arba po kelių sekundžių, arba video gale. Va kokia įspūdinga mano filmavimo aikštelė. Ir viskas tik dėl šito gražuolio. Štai jiems miško garsas ir miško žvėrys. Štai mano gražusis rėmas. Žodžiu, toks labai juokingas įvykis, išlipom iš mašinos. Ir prabėgo elnias. Grinai, ten kažkur už tų sausesnių medžių. Sutaktų man šitaip. Nu, ten aišku, gal ne visai elnias buvo, bet... Nu, žodžiu. Va. Atvažiavom pakrikštyt tikro dzūko. Tikriausia dzūko. Nežinau, iš tikrųjų, ar verta rodyti, aš labai arti. Žodžiu, muziejinis stiklas, miško garsas ir aš judu, tai daug traška. Tai štai taip atrodo mano The Greatness of Nature. Aš nežinau, taip ir norisi nešnekėti, palikti tiesiog paukščių garsą. Nu, toks vieto, koks gražus, aš nežinau. Viskas, jis oficialiai prirašytas. Būti dzūku. Čia jam ir bus lemta pasilikti. Ir čia jam bus lemta gyventi. Tai štai. Reportažo pabaiga, The Greatness of Nature pabaiga šiam etapui. Ok, tęsiam toliau temą. Taigi, koksgi buvo tas balandis? Kaip matot, aš esu atsivertusi savo
Book of Days, balandžio mėnesio suvestinė, kaip čia pavadinti. Šiek tiek gal permarginau visais tais lipdukais, vat blizga jie netgi nuo lango, bet, nu, jau toks gavosi man mėnuo, truputėlį toks violetinis, pasakų beveik motyvais ir faktas Lukas, ir kaip matot, balandžio 21 dieną buvo padaryti paskutiniai kryželiai. Ir tada, kaip aš juokiausi, turėjau 2 dienų detoksikaciją. Jo, nes vieną dieną skiriau grinai sėdėjimo ir rėminimo dirbtuvėse ir ieškojimui tinkamo rėmo. 23 dieną dabar galvoju, jo, turėjau teambuildingą, tai visas vakaras buvo toksai labai užimtas, ne, užtruko tiesiog laiko. Ir po to jau penktadienį, jau po darbų, atėjo kažkoks noras visgi kažką paknibinėti, nors galvojau, kad tiesą sakant, aš ilgiau nesiuvinėsiu. Tai pasiėmiau Lietuvos Respublikos vėliavą, kurią norėjau labai pasidaryti, pasidaryti, aš neturiu jai kažkokio tokio tikslo, kad čia 1, 2, 3 ir vat turėsiu naują darbą, aš iš lėto ją siuvinėsiu, tai vat 1, 2, 3 dienos, o šiandien dar pasiuvinėjau. Ir lieka 4 dienos balandžio, iki ilgojo savaitgalio, nežinau iš tikrųjų, ką darysiu, sąžiningai nemeluosiu, aš neturiu sprendimo, ką aš siuvinėsiu toliau, nes norisi viską siuvinėti. Norisi siuvinėti ir tą, ir aną, ir trečią, ir vieną pradėti, ir tęsti toliau kitus darbus. Vieną dalyką tikrai, ką supratau per balandžio mėnesį, kad pradėjau pavargti nuo to kiekio, ko yra namuose pradėta ir nepabaigta arba pirkta nedokomplektuota. Tai vienintelė svajonė, ką tikrai turiu šiam metam, tai baigti komplektuoti dalykus, kurių trūko. Tai va. Tai štai taip atrodė mano balandis. Tikiu, kad tas 4 dienas čia dar atsirastų visų kažkokių tai užrašų. Jeigu ne, tai ne. Nes iš tikrųjų siuvinėjau daug, siuvinėjau intensyviai ir labai dabar norisi nuo to pailsėti. Tai vat, tai šiuo metu dabar galvoju, jo, aš Lietuvos Respublikos vėliavą šiek tiek pajudinau, bet nedaug, labai raudoną norėjau pasiuvinėti, tai ją ir pasiuvinėjau. Bet nepasiruošiau, tai dabar bus makalošė video, bet, tiek tos. Tai va, tai šiek tiek padariau. Aišku, audinys, matot, toks permatomas, taip šviečiasi. Tai palaukit, sulenksiu, gal bus taip gražiau. Tai va, tai kadangi labai norėjau pasiuvinėti, tai grinai va šitą raudoną dalį, nes pas mane buvo tik tai ta viena eilutė nusiuvinėta ir aš po to ją taip ir mečiau. Ir va šiandien dar šiek tiek siuvinėjau, nežinau, gal dar šiek tiek siuvinėsiu, noriu pabaigti bent jau šitą ornamentą. Tai labai norėčiau judėti vėliavos keliais keleliais, nes, jinai nėra maža ir ką veikti, nors tik 3 spalvos atrodytų labai lengva, bet, pasižiūrėsim. Tai vienas iš tų darbų, ką aš tikrai norėčiau veikti toliau. O kai bus, tai kaip sakoma, pagyvensim, pamatysim. Tai va, ir viskas. Ir žinokit, va, apie tą balandį nėra ką labai daug ir pasakot, nes yra galvoj daugybė minčių, ką veikti. O ką iš tikro veiksiu, tai ir kaip ir nelabai ir labai ir neaišku. Tai va, kaip matot, pas mane čia jau yra prikrauta visokių dalykėlių, jeigu pakėlus, nes manęs vis prašo žmonės parodyti tuos visus karoliukus, dėžutės ir visa kita, o rodyti tai nėra ką. Tai, okei, pašnekam šiek tiek apie tai, ką ir kaip aš laikau, ką dažniausiai turiu, o kaip matot, turiu ir karoliukų visokių. Ir čia yra mano šilkai sudėti ir toks kampas matosi ale rūšiuoklės, bet šiaip ne rūšiuoklė, aš ją išardžiau visą ir nes jinai man nepatiko. Tik tai, bet nežinau, kiek įdomu žmonėm iš tikrųjų visgi ką pamatyti tuose klausimuose, nes, kaip matot, aš nesu, pavyzdžiui, nei rūšiuoklių didelė pirkėja,
Kalbant apie tokio tipo rūšiuoklės, praktiškai ir neturiu daugiau. Viena, man atrodo, yra viena neišpakuota. Bet kadangi aš nesiuvinėjau daug rinkinių, nes tokie dalykai man dažniausiai yra reikalingi tik tai siuvinėjimui rinkiniam, kad būtų kur padėti tas adatas, nes kažkur jas dėti reikia, nes į tokias paletės tu jų neįkiši ir tada reikia spręsti kažką. Tai va, tai čia buvo mano tokie pagaminti ženkliukai, lipukai, nes prie šitų rūšiuoklių, man atrodo, net nebuvo pridėta tų lipnių, nors vienam kartui lapelių. Tai ir šiaip aš labai nemėgstu jų turėti, žinot dėl ko? Dėl to, kad aš suprantu, kad jeigu siuvinėjai daugiau negu vieną darbą ir tu, pavyzdžiui, pasiuvinėjai, turi 2 paletės vienam darbui ir tu susmaigstai ir kur po to dėt. Ta prasme, aš kai pratus viskas sukti į bobinas, tai į jas adata labai gerai įlenda ir man labiausiai tas variantas patinka, bet aš jį naudoju tik tai autoriniam schemom, o rinkiniam, aš nesusivinėjus daug rinkinių šiaip sąžiningai. Jūs tikrai galėjot matyti mano vieną dar nebaigtą Lukaso aguoninę mergaitę, tai vat jai turiu. Jo irgi vieną tokią rūšiuoklę pridaikstytą. Dabar galvoju, netgi atsinešiu. Tai štai atsinešiau savo nebaigtą siuvinėti kitą Luka S merginą, kurią jūs tikrai galėjote irgi matyti. Aš ją ilgą laiką siuvinėjau, aišku, tie, kas followinat Instagram'e. Tai vat, jos yra išsiuvinėta daug, bet tai koks, nežinau, 50%. Tai va, tai jinai turėjo irgi va tokią grinai rūšiuoklę, bet čia jau yra su tais lipdukais ir aš jau rankom tuos ženkliukius paišiau. Tai čia, man atrodo, yra senasis gal netgi Dubko variantas. Tai va šitos rūšiuoklės man patinka labiau. Jos, matot, net adata nepereina, jos yra tvirtesnės, jos yra geresnės, bet faktas tas, kad dabar jau galim gauti kitokias, o tos kitokios vėl, vadgi, suradau parodyti, tai yra Bizardi. Čia kaip ir lietuvių gamybos. Jo, UAB Artibalta. Nežinau, kaip tarėsi čia. Tai va, tai aš naudojau jas, tai jos labai greit išsibado, nežinau. Tai va, tai čia yra tokio tipo rūšiuoklės. Jo, aš dar radau, Dubko, dar radau organizerį, bet čia iš labai senų laikų pirkta. Ir kaip matot, jau naudota buvo, bet naudota, tai aš tiksliai atsimenu, kad naudojau Mirabilios kalėdų senį siuvinėdama. Ir šitą aš pasiėmiau jau grinai šitai merginai, kadangi irgi yra tokios pačios panašios paletės kaip šitos. Ir adatas kažkur reikia dėti. Tai va, tai ir dabar labai nepatogu, nes iš tikrųjų prismaigstyti adatų, o kur padėti po to visą tokį daiktą, kad jis nedulkėtų ir netrukdytų ir neužimtų daug vietos. Ir baba. Tai va, tai dėl ko aš tokių dalykų labai daug neturiu. Tai čia buvo irgi vienas iš tų retų atvejų, kai aš nusprendžiau pasinaudoti šito tipo rūšiuoklėm. Ir tada turiu vieną tik tai pabandymui, nežinau, ar aš tik dabar neatsimenu, aš pati nusipirkau, gal pati nusipirkau, ar gavau dovanų, tai turiu va tokią rūšiuoklę. Čia yra ta mažesnioji, čia tai yra visai mažesnioji. Atvirai pasakius, kaip matot, aš jas dar net neatpakavau. Bet aš labai dažnai matau, kai žmonės naudoja tas ilgesnės, didesnės, kur yra daugiau spalvų. Nu, man jos visada atrodė tokios gremėzdiškos, aš nežinau, neprilimpa prie mane šitas formatas, nes vėlgi, gerai, aš čia susidėčiau tuos siūlelius, susibadyčiau adatas ir kur, pavyzdžiui, po to, jeigu tu nenori siuvinėti darbo, kur visą tai padėti. Tai arba tu turėti erdvę, kur tu pasidedi ir nieks nedulka, arba aš nežinau. Tiesiog. Tai va, tai aš jį turiu pabandymui. Ir dar kol kas nežinau, kur pabandysiu, nes čia jau labai mažam darbui reikia. Bet gal pabandysiu kokiam mažam sampleriui. Tai va, ir iš rūšiuoklių, kaip matote, pas mane yra ne rūšiuoklė, o dėžutė. Tikrai turėjot matyti. Čia yra tokia dėžutė rūšiuoklė. Kaip matot, aš visiškai atsukau, matosi net skylutės, atsukau varžtelius ir nuėmiau viršų. Nes man labai reikėjo rūšiuoklės, kuri turi numerius 1, 2, 3 kažkiek ir kažką. Tai va čia yra, va matot, varščiukai nuimti.
viskas atsukta ir aš pasilikau savo tik šitą dalį, nes, kaip matot, jų irgi adatų yra susmaigstyta. Aš siuvinėjau vieną lanartę darbą, kuriame visi simboliai yra sužymėti nuo 1, 2, 3, 4, 5, ten 6, 7. Aišku, man nereikia 200, kiek čia yra. Ir aš puikiai suprantu, kad čia buvo vienas iš tų atvejų, iš fainumo, iš durnumo nusipirkau aš visą šitą klaikę dėžę, tada pamačiau, kokią jinai yra aukščio. Ir tada supratau, kad aš neturėsiu kurios naudoti, nes man jinai per gremėzdiškai ir nepatogi. Tai kuo jinai pavirto, tai pavirto mano visokių daiktelių laikymu. Tai dabar, kai siuvinėju, šiaip iš tikrųjų iš tą vidurinę dalį, kaip matot, metu siuliukus. Šitoj daly visą laiką žirklutės adatos, o šitoj dabar išėmiau mikrofonas buvo ir jo pakrovėjas, tai va tik tam ir naudoju. O šitą viršų, tai dabar kaip plonesnis jis yra, nes liko tik tai tas putplaščiukas, ar kaip čia jį pavadinti, tokia kaip kempinėlė. Tai vat gal ir panaudosiu šitą rūšiuoklę grinai lanartę siuvinėti, nes lanartė turi tokią savybę, kad jeigu turi rinkinius, tai siūlelius irgi norint susidaikstyti nuo 1, 2, 3, 4, 5, tai arba reikia imti va tokią rūšiuoklę, kas aišku irgi variantas ir skaičiai susižymėti, arba aš sugalvojau paeksperimentuoti, nusipirkau tokį dalyką, bet daugiau tikrai nekartočiau. Blogai, man su rūšiuoklėm yra blogai, aš jų labai nemėgstu. Aš nemėgstu apskritai turėti nereikalingų daiktų namuose ir aš labai stengiuosi iš tikrųjų mažai pirkti ir mažai turėti. Tai čia yra viskas, ką aš turiu, kalbant apie rūšiuoklės. Adatos, kaip matėt, pas mane yra, aišku, dabar susimagnetinu. Va. Vienoje vieninteliai adatiniai. Čia yra, aš nemeluoju, mano viena vienintelė adatinė, dabar aišku yra pilna, nes išėmiau visas Lukas adatas, jų buvo 64, tai galite įsivaizduoti. Ne, aš nesu gimusi po mergelės ženklų, tiesiog tuo metu, kai aš pirkau, neradau su savo ženklu, tai nusipirkau tiesiog tokį variantą. Tikrai, nemeluoju, neturiu daugiau adatinių, nei vienos. Nei vienos. Tai bet už tai turiu visą tokią gremėzdišką dėžę su visokiam gerybėm, kaip mato, didelė. Jinai yra iš Ikėjos pirkta ir joje aš laikau iš esmės sudėjusi karoliukus ir specifinių siūlų šiek tiek esu susidėjusi, tai apie juos ir už sekundės pasišnekėsim. Taip ir gaunasi, kai nespėjai žmogus į traukinį. Tiksliau spėjai traukinį, bet tau nebeduoda nusipirkti bilietų. Tai teks laukti kito traukinio. Bet, kaip sakoma, Kaunas Vibe yra Kaunas Vibe. Už tai turim Pasiėmė daug gerybių iš Editos. Apsipirkau šiek tiek ir priverčiau Editą susitikti. Gerai, nepriverčiau, būtų nenorėjęs, būtų neatėjęs. Tai turiu visą kalną karoliukų, visą dėžę. Ir dabar galvoju, kaip čia tą YouTube'ą filmuoti. Stoty, taip išeina. Gal tiek tos. Tai ką, pakalbėkime apie karoliukus. Čia yra vienas iš tų klausimų, kuriuo aš sulaukiu dažniausiai. Kur tu laikai karoliukus? Kas matėt, girdėjot vakar, kas sekėt Instagramą, aš nežinau, ar gal įdėjau, nežinau, video vėjuotoj stoty Kauno, buvau truputėlį išliekus į svečius ir pasiėmiau visą krūvą karoliukų. Daug, ta prasme, milhilai. Dar pasiėmiau šiek tiek šitų 6 numerio. Šiaip kažkaip keistai kamera ne vietoj stovi, tai net ir sufokusuoti sunku, ir parodyti sunku. Tai, ką aš galiu pasakyti? Niekur aš jų ir nelaikau labai ypatingai. Iš principo, pas mane tikrai yra, kaip ir mato, čia yra naujai nupirkti, tai aš jų nenoriu dabar sumiksuoti, nes iš tikrųjų visus dalykus, kuriuos aš nuperku darbam, aš laikau pačiuose darbuose. Tai yra maišiukuose kartu su kitais darbais, su schemom, su siūlais, su viskuom. Ta prasme, ir jie pas mane nėra taip, kaip, pavyzdžiui, kai kurios siuvinėtojos turi
visą dėžę, ne, ten tų karoliukų ir tik tai jos perka, nežino, kad reikės darbam, bet jos supila į vieną didelę dėžę ir tada, kai reikia, iš jos pasiima. Tai pas mane šiek tiek yra kitas tas variantas, aš laikau viską darbuose. Aš sukomplektuoju, viską sudedu į maišelį, schema, audinys, siūlai, karoliukai ir ten viskas, ką reikia. Ir jau kas lieka, tai pas mane, tiesą sakant, nėra taip, kad yra liktų laisvų super daug. Nu, yra, bet kol kas jie, vat, gerai, šitos patrauksiu, nes šitos tai reikės sudėti į darbus. Tai labai nenoriu sumiksuoti. Tai pasišnekam apie, nu va, pavyzdžiui, yra schemutė mažutė ir joje šitas mažas maišelis, čia yra tokia freebis vadinamasis Noros Korbet ir vat aš nupirkau jau du kreinikus, nupirkau vieną dėžutę karoliukų, medžiaga kol kas nesukarpyta, nes yra didelis gabalas ir viską aš sudedu į maišiukus ir viskas. Ir pas mane neguli niekas niekur kitaip laisvai. Kai baigėsi darbas, be abejo, aš susidedu į vieną vietą ir siūlus ir karoliukus ir adatas išveriu. Ne visada, nu prisipažinsiu. Tai va, tai karoliukai pas mane laikosi dabar vat, ir maišeliuose, ir ne maišeliuose. Ir viskas buvo iš pradžių sudėta labai gražiai, bet kol jums traukiau, viskas subirėjo. Ir čia yra dar vienas maišiukas su mano trežiūriais. Tai vat vienintelius trežiūrius laikau va tokia maišelėje. Tai yra sėti kristaliukai, rondelės ir visi kiti dalykai. Tai va. Tai čia nes būna, kad lieka ten koks karoliukas, du ir, žinai, nu negi išmesi, kaip sakoma, o gal imsi kam ir panaudosi. Tai turi tiesiog tokį atskirą paprastą maišiuką. Ikėjos, negali būti, net neatsimenu, kad būčiau Ikėjai pirkus. Tai čia yra mano trežiūriai visi. Čia aš buvau sudėjus ir dabar galvoju rimtai, kur viską supakuoti. Paprasčiausiame maišelį yra mano visos magnifikos. Paprasčiausia maišelį. Taip, aš jau sakiau, kad nebus įdomu. Aš neturiu nei tikslo, nei noro mokėti didelius pinigus už super gražias dėžutės, už gražius kažkokius ten indėlius. Buvo momentas, kai aš Lietuvoje pradėjau hobby centre, kaip žinia, hobby centras yra užsidaręs, pirkusi tokius stiklinius buteliukus, kurie man labai patiko. Ir jie, kaip matot, yra saldainių dėžutėje, nejuokauju. Šita dėžutė pas mane yra 100 metų, labai faina, tokia metalinė. Na, vat, kaip sakoma, net kaina nenusilupo. Tokie triufeliniai, žodžiu, saldainiai. Ir aš juose dabar esu, ir šitoje dėžutėje aš dabar esu sudėjus visus buteliukus, kurie yra nedarbuose. Tai galiu parodyti. Tada, šiaip jų yra pas mane visa šita dėžutė, tik sakau, dabar daug kas išimta, nes yra sudėta į darbus. Tai yra va tokio tipo buteliukai. Man jie žiauriai patiko. Ir čia nieko nėra įmantraus, aš tiesiog nukirpdavau nuo dėžutės milhilų tas viršūnėlės, nu, pavyzdžiui, dėžutė. Nukerpiu visą va tą dalį su etiketė ir tiesiog su lipnia juostele priklijuodavau. Vat gal net ir matosi, matot, lipni juostelė va čia priklijuota. Ir va taip aš ilgą laiką laikiau karoliukus, kai aš pradėjau siuvinėti. Ir tiesą sakant, man šitie buteliukai taip patiko, nes jie yra tokie mažučiai, jų va šitie dangteliai, jie idealiai užsidaro. Tai yra tikriausiai vienas geriausių dalykų, ką aš esu gyvenime gavusi, nusipirkti ir tiksliau radusi nusipirkti ir vat, kadangi, kaip žinia, milhilų nėra dideli kiekiai tuose dėžutėse, tai praktiškai vat, į tokį buteliuką gali neretu atveju 3 dėžutės netgi supilti. O jeigu paklius jums petitinė karoliukai, tai iš viso aš nežinau, kiek ten dėžučių jūs galite supilti. Nes jie yra tokie mažučiai, vat, kaip matot, idealiai telpa į tokią visai nedidelę dėžutę. Aišku, sakau, čia yra jų mažoji dalis, nes jie yra išskaidyti ir išnešioti po darbus, kad aš žinočiau, kad tuose darbuose tikrai yra viskas surinkta, sukaupta ir padaryta. Vienintelis dalykas, kas čia dabar dar yra pavienių. Ir vat, matot, vat, tokius. Nu, čia gal nestiklas, čia gal plasmasė.
indelius, aš net nežinau, kaip juos apibūdinti. Tai tik tai dėl to, kad aš čia bandžiau surūšiuoti, kad, pavyzdžiui, čia eitų visi tie paprastieji, vat, pavyzdžiui, karoliukai Glassy Bees, čia nėra magnifikų, čia nėra tų didžiųjų 6-8 dydžio karoliukų, čia yra tie standartiniai, tokie kaip aš vadinu biseriniai karoliukai. Man atrodo, kad čia gal net ir nėra apetitinių karoliukų, nes aš vis stengiausi šiek tiek juos atsirūšiuoti, kad būtų lengviau ieškoti. Ir va šitie apvalieji, jie atsirado pas mane va tokiose dėžutėse. Tiesiog kai užsidarė Hobby centras, aš nusipirkau porą dėžučių va su viduje su tokiais indeliais susipilti. Bet tiesą sakant, pasakysiu sąžiningai ir tikrai nemeluosiu, man jie nepatinka. Ir aš planuoju nuo jų išsivaduoti. Nežinau, man Milhilams jie kažkaip ir atrodytų, jie yra plokštesni, ne tokie aukšti, bet platesni, tai kaip ir turėtų būti fun, bet man jie atrodo ir per dideli, ir nepatogus, ir kažkaip tai, nežinau, vat ir užsiklijuoti tuos numerius, ant jų ne pats fainiausias dalykas pasaulyje, nežinau, vat labai prisimagnetina, nu tokie. Tai, žodžiu, šiuo metu neslėpsiu, esu užsisakiusi vieną dėžę, plasmasinėje tikriausiai yra, su tokiais konteineriukais, kurie, man atrodo, jie labiau yra skirti diamond painting, kur aš svajoju galbūt pagaliau viską suvienodyti, susipilstyti ir susiklijuoti numerius, viską susidėti, kas yra laisvi, vat, visi vat, mano karoliukai, kurie dabar tiesiog, va taip, nu, jie iš pradžių buvo gražiai taip maišelį sudėti, kad aš galėčiau numerius matyti ir nereiktų labai ieškoti, bet jie, sakau, jums ėmiau parodyti viskas, va ir negražiai sugriuvo. Tai, nežinau, turėčiau, manau, po savaitgalio gauti, tai aš spręsiu, ar ten verta juos susipilti ar ne, nes faktas, kad labai norėtųsi viską susidėti į vieną vietą ir nebūtų tokios makalošės, kažkas buteliukuose, kažkas va tokiuose indukuose, kažkas čia kažkur maišiukuose. Oi, labai chaotiška, labai nepatogu ir kalbant apie sausainių dėžutės, vat, prašom, iš Danijos tiesiai, pusseserė buvo grįžus, nes gyveno, dirbo Danijoje. Tai čia yra sudėti mano visi stambieji Milhilo karoliukai. Tai va, tai čia yra tie apetitiniai, irgi maišelis tiesiog. Tai čia yra visi Milhiliniai karoliukai, kurie, tai išimsiu kažkurį, kurie prasideda numeriu 4. Tai čia tie super smulkieji. Tai va irgi, kaip matot, pradžioje dėjau į tuos buteliukus, pato bandžiau lygtai rasti jam alternatyvą, kai užsidarė Hobby centras, bet nu tada gaunasi vieni vienokiuose buteliukuose, kiti kitokiuose buteliukuose. Šita maišelė yra visi šitie Frosted Glass Beads, tai yra, kurie prasideda numeriu 6. Tai va. Ir tada visa va tokia sausaininė dėžutė. Nu, kad patogu, tiesiog buvo to momentu. Tai yra sudėti visi stambieji karoliukai, kurie prasideda 1-6 arba 1-8. Tai yra 6 numeris arba 8 numeris. Tai čia yra šiaip karoliukai, kurių dažniausiai reikia labai mažai bet kuriam darbui, o dėžutėse jų būna be proto daug. Kartais atrodo, kad daugiau net negu belen kurio kito karoliuko, kurio tau reikėjo mažesnį. Tai va tiek yra likę juodų. Ir dabar va už tai sakau, yra tokia makalošė, kad aš kai pradėjau pirkti šitos buteliukus ir aš jų nusipirkdavau, tai tikrai ne po daug, atvirai pasakęs, tikrai nemeluosiu. Nes jie buvo gana brangus ir aš atsimenu, reikėdavo pirkti vienetais ir aš negalėdavau paimti didelio kiekio ir iš pradžių atrodė, kad jų yra pakankamai. Ir po to, kai Hobby centras užsidarė ir nebeliko iš kur jų nusipirkti, aš dar bandžiau googlintis, ieškotis, bet, nu, o kaip tu paguglinsi, kaip tu žinai, kaip jie čia vadinasi? Nu, aišku, aš bandžiau ir Glass Bottles Beads Needlework, nes, nu, jie užsidaro tokiais dangčiukais, kurie yra, nu, nerealiai kokybiški. Va, taip stipriai užsidaro, labai patogu, vietos užima mažai. Žinokit, su mielu noru, jeigu būčiau žinojęs, kad bus tokia situacija, gal būčiau paaukojus pinigėlių ir nupirkus jų tiek daug, kiek įmanoma. Nors pats Hobby centras, man atrodo, jų atsiveždavo ne tiek daug, gana greit išparduodavo.
Tai aš iš pradžių uždėjau viską, ką nusipirkdavau, sąžiningai supildavau į tuos buteliukus, dėl to jūs ir matot jų ir prie, Bugle Beats. Tai čia yra Small Bugle Beats, kurių numeriai prasideda 7. Tai jų, aišku, yra ir didesnių. Ir yra visi, ir 1.6 ir 1.8, grinai mato dėžutėse, nes tiesiog neradau sprendimo būdo. Kur aš dar juos norėčiau laikyti. Ir tiesiog aš juos taip į kažkokią sausainių dėžę, saldainių dėžę ir susimesdavau ir tiesą sakant labai netvarkydavau. Čia gal mano ta silpnoji vieta. Aišku, dabar nebetilps. Ir tiesiog taip dėžutėse tokiuose metalinėse ir laikydavau. Ar šitoj, trežiūriai, iš viso, kaip ir minėjau, čia po to, kai atsirado dar karoliukų, jau aš juos tiesiog susidėjau į maišelius. Tai nežinau, kuo baigsis, ar man patiks ta dėžė, kuri atvažiuos su konteineriukais ir aš juos susipilsiu ar ne. Galimai nufotkinsiu, jeigu tai padarysiu, bet labai noriu susitvarkyti. Tai nežinau, kaip ten bus, ar aš į šituos buteliukus tiesiog sudėsiu vieno kažkurio numerio, nes aš juos tikrai pasiliksiu, man jie labai labai patinka. Bet vienas dalykas, ką labai svajoju, kad išeiti iš to dalyko, kad kažkas yra vienoj kažkokioj vietoj, kitoj vietoj, trečioj vietoj. Gal su trežiūriais ir nereiks to daryti, nes vis tiek trežiūriai yra greit išsinaudojantis dalykas. Čia ir likę rondelių. Tai trežiūriai jų neapsimoka tikrai pilstyti jokius buteliukus į nieką, nes jie yra, kaip matot, po 3 arba išvis vienas supakuotas, tai yra, kaip sakyti, dėžutės buteliuko gadinimas ir daugiau nieko. Tai yra dar gėlyčių. Jo, dar vienas lašelis likęs, pradėjau kimti jau, soriukas. Tai jų tikrai neverta pilstyti jokius buteliukus, konteineriukus ir dėti jokias dėžutės, nes tiesiog sunaudosit kažkur viskas ir dėžutė išsimeta, bet tai ką aš galiu pasakyti, soriukas šitoj vietoj neturi nieko tokio, labai wow ir ypatingo, yra chaosėlis šiuo metu, kurį aš tikiuosi labai artimiausiu metu, gegužės mėnesį galbūt susitvarkyti. Ir tada jau bus galima parodyti kitam video, kaip gražiai susitvarkiau. Tai čia tokia trumpa istorija, nors netrumpa, 15 minučių gavosi, apie karoliukus. Ir dabar dar truputėlį pasikalbėkim apie siūlus. Oi, kai norisi ir valgyti, ir siuntas atsipakuoti, tai taip ir gaunasi, stoviu virtuviai, žiūriu į gražiasias paprikas ir lupinėjai vokus, gavau savo Kasačianinę užsakymą. Nieko jame ten labai ypatingo, bet galvoju, visi čia unboxina, viską reikia ir man. Aišku, viskas iškrito iš maišelio. Užsisakiau krūvą dalykų. Opa. Pažiūrim, kas čia mums gavosi, nes užsakinėjau karoliukų. Aišku, norai korbit. Daug rankų dažymas jau užsisakiau Kreiniko, kurio stebuklingai radau. Nors iš tikrųjų man trūksta daug tų spalvų. Nežinau, kiek čia turės dabar įtakos, kad tos kainos šokinėja, žinot, dėl tų degalų. Pagaliau nusipirkau savo Lemon and Lime Karen Waterloo, nes anąkart sugebėjau užsisakyti ne tą spalvą, bet ne tą siūlą.
ir krūva Weekday Works. O, dar vienas kreinikiukas. Tai vat, pasišnekam, kaip jūs mėgstat pirkti. Gražūs tie kreinikai, tik kad dabar su jais problemų belenkiek, tai... Jo, man atrodo, Mirabiliom aš užsakinėjau labai daug Weekday Works. Jo, dar viena tokia krūva turi ateit. Man atrodo, žinot jūs šitą brandą, kas yra siuvinėjęs su rankų dažymo siūlais, tai va, šįkart gavau tokią krūvelytę. Kai pagalvoju, kiek toks siuntinys kainuoja, tai... Jo, daugelis nesuprastų, bet laimė einu į pabaigą visokių tokių prašmatnybių rinkime. Ir labai svajoju iš to išlipti. Ir nusipirkau. Niekur neradau žiedų. Nežinau, visur ieškojau nusipirkti tik žiedelių, kad susivert va šitiem siūlom. Ir po to radau tik tokį variantą su bobinu ir po to pagalvojau, gal ir okei. Gal ir okei yra tiesiog paimti ir susiverti. Vieną išsipakavau. Tai galvoju, nes iš pradžių tai mintis buvo va tai, va tiesiog paprasčiausiai, žinot, kaip esate tikriausiai matę 1000 kartų, va taip imti ir susiverti. Bet nežinau, iš tikrųjų, šiaip labai faina, aišku, kai taip va susiveri ir viskas spalvota ir gražu, bet po to, kai išardai, reikia sugalvoti, kur adatą padėti, tai, nežinau. Tai va, tai gali būti, kad aš paprasčiausiai susisuksiu juos į šitas plasmasinės bobinas, nes turiu samplerių, kuriems reikia labai daug Weekday Works. Ir kas pikčiausia, kas čia Nina niekada jiem nedaro nuolaidos. Ten visada kabo 8% nuolaidų ir niekada nedaugiau. Tai jo, toks piktumėlis dėl to. Bet okei. Tai va, apsišopinau šiek tiek. Nusipirkau lašelių, kurių labai reikėjo. Kokie jie gražūs. Aišku, jos prisiūtai visada yra ką veikti, bet... Tai va, toks mano mažas klausimukas. Kur jūs mėgstat apsipirkinėt? Nes pas mane dar turi atkeliauti viena siunta su medžiagom iš rankdarbių. Tai tikriausiai irgi pafilmuosiu. Kad jau kažką gautųsi čia tas video, bet... Tai va, tai žinokit, kol kas, kadangi aš Weekday Works neturiu tokių laisvų siūlų, tai niekur jų nelaikau specialiai ir neturiu jiem nei dėžučių, nei maišiukų, nei nieko, nes kol kas visi, kurie yra iš viso kažkokiam darbe, tai jie ir yra tuose darbuose ir jie niekur nėra išimti ir aš dar nesusigalvojus, kur likučius reiks susidėti. Tiesą sakant, man net nelabai ir patinka apie tai galvoti, nes labai norisi neapsikrautom dėžutėm ir visokiais tokiais dalykais, bet ko gero panašu, kad teks kažką galvot. Jeigu šitas variantas nepaeis, va šitas būtent. Man šitie žiedai truputėlį yra per dideli, aš mėgstu tuos mažesnius, kur dar mažesni ir mažiau vietos užima, bet sakau, labai nustebau, kad jų niekur nėra, net kasačinino nėra. Tai va, jeigu kur užmatysit, tai pasakykit. Nors nežinau dabar jau ar pirksiu, nes nusipirkau nemažai tų dėžučių, nes nėra labai brangios. Gal susisukus šituos siūlelius netgi ir patogiau būtų laikyti. Pagyvensim, pamatysim. Tas geras jausmas, kai 8 valandą vakaro gali išeiti į sodą ir taip šviesu, kad net negali patikėti. Aišku, paukščiai duodasi. Jau visokių garsų dabar priklausysit. Išėjau specialiai į kiemą. Galvoju, geras apšvietimas. Gavau savo audinių siuntelę. Tai pagalvojau, o kodėl ir net pakavus. Jo, buvau sugalvojus užsakyti didesnį kiekį audinukų iš savo mylimiausios rankdarbių parduotuvės. Jo, Edita, vėl tau linkėjimai. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad gausiu šiandien, bet ėmiau ir gavau. Ką aš gavau? Pradžiai Silver Moon, bet pasiėmiau šitą dėl vieno samplerio. Taip, skrenda lėktuvas, nes kai gyveni Vilniuje netoli oro uosto, tai taip jau būna. Taigi, sakau, girdėsit paukščius, lėktuvus.
Nu, gal dar ir traukinį. Ja, čia kitaip neišeina. Tai va. Tai vieną pasiėmiau Silver Moon, tokį labai lengvą, bet mažiuką gabaliuką, nes reikės mažam sampleriukui. Tada Silver Moon. Pasiėmiau jau Eva 32 kaunto. Aš manau, kad jūs įsivaizduojat, kaip jisai atrodo. Toksai nei tai baltas, nei tai žydras. Aišku, jie dabar maišiukose yra. Taip. Tada radau Limestone dar, kurio irgi norėjau. Bet aišku, maišelį tai neduoda dabar niekaip pasižiūrėti tikrų spalvų. Tada Plum slyvinė. Bet viskas yra 32 kaunto. Nebejotinai mano mėgstamas Olive Green. Ja, šito tikrai reikės. Ir pasiėmiau dar Stormy Clouds. Šitą audinį irgi labai mėgstu. Labai panašiai kaip vintažinį pilką. Tai visiems jam turiu idėjų, nes nepaslaptis niekada nepirkau audinių. Tiesiog nesugalvojusi kam. Nu, tai truputėlį, kaip sakom, apsišopinau. Ja, bet kartą į metus pasidarau tokį didesnį apsipirkimą, nes tiesiog paprašiau, nusipirki kažkokiem prigalvotiem darbam tos medžiagos ir turi. Tai kadangi jie gulėjo taip visiškai našlaičiai, be jokių audinių, tai dabar jau bus. Ja, bet vintažinės pilkos vis tiek lauksiu. Tai žiūrėsim, kada pavyks gauti. Tai va, labai netikėtai, labai smagiai, stebuklingų būdu gavau savo siuntinį ir einu dėlioti, kokiem darbam jie priklauso. Nu ką, siūlai siūliukai. Nieko aš čia labai nenustebinsiu. Oi, tai ištrauksiu. Mano siūlai laikomi labai paprastai. Tai aišku, viskas beveik apdulkėja, nes aš retai naudoju. Tai mano visi siūlai, kurie įmanoma susukti, gyvena labai senose dėžutėse ir sukami jie yra ant babinų. Ant plastikinių, panašiai kaip šitoj dėžutėj, nes aš nežinau, ar prieš šitą intarpą, ar po jo aš įdėsiu vieną savo unboxinimą su rankų dažymo siūlais, kur aš sprendžiau, kaip juos laikyti. Tai nusipirkau tokių dėžučių su žiedais. Tai mano dideliai laimiai siūlus aš iš karto pradėjau gana greitai, kai pradėjau siuvinėti, sukti į babinas. Aišku, prisipirkau tų dėžių. Čia labai senos dėžės. Čia yra originalios, nežinau, ar matosi logotipas DNC. Super senos, matot, net tokios atrodo biškai jau gelsvos dėžės, bet žiauriai geros kokybės. Tai siūlai pas mane gyveno daug metų tik tai taip. Dėl to, kad aš siuvinėdavau praktiškai tik tai vieną darbą, išsiimi kiek reikia, panaudoji, vėl susuki, sutvarkai, sudedi. Ir adatas, žinoma, aš palikdavau visada babinoj. Ir dėl ko aš niekada ir užšiuklių neturėjau, nes jos labai gerai įsminga ir tau nereikia galvoti, kur tau pasidėta adata, netgi ir siuvinėjimo metu ir procese. Tai dėl to aš nepaprastai mėgau šitą metodą. Bet atsitiko, kaip atsitiko, kai atsirado daugiau negu vienas darbas, tai nelabai tas yra gerai. Aš nepuoliau pirkti babinų tiek, kiek aš turiu darbų. Nes tikrai nenoriu turėti tiek babinų, kiek ten darbuose yra tų spalvų, nes spalvos kartojasi. Tai pas mane darbuose dabar tiesiog paprasčiausi DMC siūliukai sudėti, pasibaigia, jeigu galiu susuku ant babinos, jeigu ne, dedu į siūlų likučių dėžę kažkur ir viskas. Bet dabar išsitraukiau tuos spec vadinamosius siūlus, kadangi siuvinėjau Mirabilijų, kaip žinia, nemažai. Tai faktas, kad pas mane visada yra metalizuoto siūlo, pas mane visada yra šilkų ir juos irgi kažkur reikia laikyti, bet vėlgi, kaip ir minėjau, viskas yra darbuose ir kol darbas yra nebaigtas, viskas yra maišelyje. Tai va, pavyzdžiui, šitie du kreinikai, kol nepadarysiu tos
to gold butterfly'us. Taip ir gyvens šitą maišiukyje. O likučiai yra, vat, taip. Čia yra nupirkta. Nežinau, man atrodo, gal aš ir reikėjo įpirkau. Aš net neatsimenu, kur. Laikas pasižiūrėsiu, kas čia užrašyta. Niekas neužrašyta labai. Nu, žodžiu, turiu keletą tokių mažesnių ir didesnių tokių dėžučių su tokiais vat, paprastais dangčiukais. Nu, uždėdė, užspaudė. Tai čia vat, aš laikau savo likučius kreiniko. Taip, nu, ale. Labai stengiuosi gražiai jos čia laikyti, kad būtų po to lengva rasti. Tai dažniausiai jų čia telpa tikrai nemažai, bet dabar dėžutė irgi yra pralaisvėjusi, nes yra sukomplektuota daug darbų. Tai čia jau, skaitykit, yra likučiai, kurie yra laisvi nuo visko. Tai yra laisvi nuo darbų ir jie šiuo metu atostogauja. Tai jie kol kas man telpa šitoj dėželiai, nežinau. Nu, nėra labai maža. Nu, vat, mano rankos visas sprindis, aišku, aukščio nedidelio, bet čia šiaip telpa nemažai. Aišku, dabar kreinikas taip nebesisuka, dabar kreinikas yra irgi ant kartoninių palėčiukių, kaip ten jas pavadinti, bet vat, senieji kreinikai pas mane visi guli, vat, tokiu būdu. Tai visai faina, šiaip iš tikrųjų. Tai vat, kreinikai tikrai taip. Keronus aš neseniai susisegiau į va šitą žiedą. Ir sudėjau į va tokius maišelius. Jėzau, bet jie tokie slidūs, kad nežinau net kaip parodyti. Tiesiog vat, suverti visi į vieną žiedelį ir tokiuose labai mažuose maišiukuose. Visai neseniai aš čia sudėjau, tiesą sakant, nes radau, kad kažkada buvau tokių maišelių pirkus. Kiekvieną spalvą atskirai, nes, kaip matot, kai kur yra užsukta ant bobinos, kai kur jie nėra užsukti, paprasčiausiai, kadangi aš išardžiau Kerono šilką, aš užsukau tiesiog, kad matytųsi numeris, kad matytųsi originalas, kad yra Keron Waterlily's. Ir kadangi taip ne visada gerai laikosi ir galbūt per neapsižiūrėjimą yra kelios nupirktos spalvos tos pačios, tai taip kažkaip man pasidarė patogiau sudėti ir verti ir matai, turi tokią spalvą, neturi. Vat yra dar, man atrodo, tai palaukit. Va, pavyzdžiui, aš turėjau klaidą, nusipirkau ne tą šilką. Tai yra, vat, net pakuoti, netgi 2 šilko ritinėliai iš to šito numerio 192. Tai va taip jie atrodo originale, o po to, kai išsisuka, tai tiesiog, vat, na dabar nuo lango labai blizga tie maišiukai, tai ir va taip susisuka, tai kad aš jų nepamešiau. Ir susidėjau į... Čia, man atrodo, užrašyta, kur aš turiu... ne, čia užrašyta, iš kur paėmiau ir kurį turėčiau grąžinti. Nes būna tai, kad šilko reikia ne vienam darbui ir spalvos kartojasi. Tai faktas tas, kad šito šilko yra labai labai daug. Ta prasme, jis yra labai brangus, bet jo čia yra susukta nepaprastai daug. O tai reiškia... Palaukit, gal truputėlį šviesą užgesinsiu. Ne, tai blizgės, bet ne, blizga. Vis tiek tie maišeliai, tai yra maišeliai. Tai va, tai taip pas mane Keronai gyvena kol kas. Bet manau, kad jie galimai ilgą laiką taip ir gyvens. Aš nežinau, ar aš juos persuksiu kažkaip į bobinas. Galbūt ir neblogai. Tai va, o mano didysis klausimas ir buvo mano prieš tai video, aš nusipirkau daug Weekday Works. Ir kaip juos dabar laikyti, ar juos irgi susakinėti kažkur, nes, pavyzdžiui, aš siuvinėjau Noros Corbett 2 raideles, kas stebėjot, kas atsimenat, tai aš turėjau rankų dažymo siūlo, bet turėjau The Gentle Art. Tai vat, tai visi šitie siūleliai kol kas yra susukti ant tokių, Classic Colorworks čia netgi. The Gentle Art, man atrodo, dar liko darbuose. Jo, tai vat, aš juos čia taip susegiau, čia yra populiariausias būdas. Ir nusipirkau už tai šitų rinkinukų, nes galvoju, gal verta būtų Weekday Works susisukti. Aišku, šitas žiedelis man mielesnis, nes jis mažesnis, šitie žiedai yra gana dideli. Jis sakant, labai dideli, nežinau. Pavyzdžiui, vieną samplerio pas mane į maišelį sudėta viskas. Kaip ir minėjau, aš viską laikau kartu su schema, su medžiaga ir su viskuom. Tai vat, čia yra The Gentle Art.
Tai irgi kol kas sudėta va šitaip. Bet suprantant, nu tai gerai, tu atsikirpi tą siūlą. Tai kur tą adatą dėti? Nu tai šitik pradėjau siuvinėti, dar šitie siūlai nėra iškarpyti, bet kur adatą įsmeigti reikės. Tai vat dėl ko man faini tie rankų dažymo siūlai, bet kai po to juos reikia sugalvoti, kur juos sudėti, galva taip atrodo labai taip romantiškai ir fainiai, bet siuvinėjimui, pavyzdžiui, visiškai yra nepatogu. Tai tu arba vėlgi turi turėti rūšiuoklę, arba tu juos turi susisukti į bobiną. Nes kaip ir rodžiau bobinoj va tokioj, susukus adatą labai lengvai įsiduria. Ir man tiesą sakant, tas variantas gal labiausiai ir patinka. Tai va, bet tai čia kadangi liko siūlų, kur nežinau, ar kada gyvenime dar rasiu kam panaudoti, tai aš tiesiog esu įdėjusi į vieną savo turimų, tokių visai fainų maišiukų. Ir va tai, va ir laikau, nes nežinau, nenoriu miksuoti su kitais siūlais. O daugiau tai vat, atskira maišelį irgi turiu susidėjus visus DMC Variegated Threads. Ir nieko čia ypatingo. Tiesiog yra va tokia maišelė. Oh my goodness. Ja, yra tokia dilema, kad, kaip ir minėjau, aš nesistengiu niekur jų labai mandrai sudėti savo turimų daiktų. Aišku, būtų labai fain. Jeigu turėčiau kokį savo kampelį, jeigu turėčiau savo kažkokį ten, nežinau, kambarį, palėpę. Nežinau, žmonės visai prifantazuoja ir turėčiau tokią vietą, kur pastatėjai ir forever, kaip sakoma, stovi amžiams. Tai faktas, kad ten atsirastų galbūt ir žirklučių laikikliai ir visai kitokios dėžės, medinės, tos gražiosios, kur tikrai, manau, esat matę, nežinau, jeigu rasiu, dėsiu čia keletą nuotraukų. Bet ne, neturiu aš tokios erdvės ir tikrai stengiuosi savęs nekankinti tokiais pirkiniais. Va, pats paprasčiausias kanceliarinis maišelis. Įdedi ir žinai, kad šitam mažam rožiniam maišelį yra visi Variegated Threads. Tai va, tai taip aš viską ir laikau, bilenkaip, nusoriukas. Aš žinau, kad kai kurie žmonės nusimins, nes aš, nežinau, filmuosiu anglišką versiją, man visą laiką ateina žinučių iš užsieniečių, parodyk, kaip tu ten ką laikai. Ir aš galvoju, viešpatie žmonės, jeigu jūs žinotumėt, ant kiek aš neinvestuoju į tai, kur aš ką laikau, tai jūs nustebtumėt, kad aš ketinu ateityje kažkada viską pertvarkyti ir pasidaryti taip, kad viena rūšis kažko, nu ten, vat, kreinikai, vat, kaip mato, dabar yra čia. Ir visi tik tai čia. Ten kiti siūlai galbūt kažkur vėlgi bus atskirai, aš svajoju apie tai, be abejo. Bet tai atsitiktų tik tuo atveju, jeigu aš susimažinčiau savo siuvinėjimų darbų kiekį. Dėl to, kad iš jų išsiimtų tiesiog labai didelis kiekis dar šilko, kreiniko, milhilų be proto daug ir viso kito. Ir tada tikrai norėtųsi tai pamatyti kažkaip estetiškiau. Bet tai įvyks kažkada, tai nežinau netgi kada ir iš viso įvyks. Dėl to, kad aš esu priėmusi tą sprendimą, kad aš geriau išleidžiu darbui, originaliam darbui, kuriame aš noriu susidėti gerą šilką, gerą medvilnę, turėti gražų. Čia Project Bagas, kaip matot, susišaukė su šituo didžiuoju, nes man buvo pasiūtas draugės ir jinai buvo įdėjus tokį didelį, kur aš laikiau savo lukasą ir pasiūvus mažesnį, ale kaip siūlam, žinot, nors siūlam čia niekada nebūtų tikę, bet jis į tokį dydžio, kad man telpa, pavyzdžiui, mažas sampleris. Čia yra sampleriukas labai fainas, Nine Dancing Ladies. Jis yra siuvinėjamas iš The Gentle Art siūlų. Tai vat, dar viena rūšis siūlų, kur norėčiau susidėti juos irgi kažkur į vieną vietą. Tai aš įtariu, kad žinokit, gali taip atsitikti, kad ilgainiui tiesiog atsiras dar viena dėžė. Tik tai aišku jau šiuolaikiškesnė, va tokia, su bobinomis. Ir aš tiesiog viską susuksiu ir tiesiog laikysiu skirtingose dėžėse. Pavyzdžiui, vieną dėžę skirsiu šilkam, vieną dėžę rankų dažymo siūlam. Ir vat DMC turės savo dėžutės. Ir va tiek. Ir man atrodo, kad bus labai good. Man atrodo. Aš taip spėčiau. Nes, ką tu daugiau čia žmogus išrasi. Tai ta prasme, neturiu apartamentų, neturiu kur visko sustatyti. Tai
kol kažkas funkcionuoja, kad ir maišelis, vat, blizgantis nuo lango, man gerai. Man svarbiausia, kad yra pinigėlio nusipirkti ne piratiniai schemai, yra pinigėlio nusipirkti originaliems siūlam. Gal kažkada vat parodysiu, kaip atrodo garsiosios Chatelaine mandalos, kas yra be proto brangus dalykas. Ir ten yra labai daug specifinių siūlų ir Miyuki karoliukų, kurie yra visai ne Milhilai, kuriuos siunčiausi visai neseniai šiemet iš Amerikos. Tai va, tai nežinau, žinokit, kiek nuvyliau, kiek pradžiuginau, bet faktas tas, kad jo, aš skiriu daugiau laiko siuvinėjimui, daugiau laiko šiaip finansų nusipirkti tikrom, originaliom, nesufeikintom, nepakeistom priemonėm, nes aš vis laik sakau, jeigu man darbas patinka, jis man patinka toks, koks jis yra. Tai aš esu linkusi geriau ten išleisti tą pinigėlį, negu gražiom dėžutėm, dėkliukam ir visa kita. Tai, nu, vat taip yra. Gal kažkada gyvenime tai pasikeis, bet manau, kad artimiausiu metu tikrai ne. O jeigu jau man labai pavyks viską susitvarkyti, nu, tai aš jau tikrai padarysiu kokią nuotraukėlę savo Instagramui ar pasidalinsiu savo Flostube. Tai va, tai tiek, man atrodo, bus šiam kartui. Aš einu toliau svajoti apie savo įrėmintą LKS, kadangi tai yra video pabaiga. Ir kaip aš jau minėjau savo video pradžioj, galbūt tuoj pat išvysite mano vieną didžiausių pabaigtų darbų, o galbūt aš jau jums įdėjau į prieš tai, nežinau, nes, kaip ir minėjau, viską montuosiu iš gabaliukų. Šiaip turėjau minčių filmuoti ir Kaune, bet labai vėjas buvo tiesiog siaubingas ir plus Kaune buvo džiazo muzikos vakarai. Kaunas džiaz, todėl visur buvo tiek triukšmo, kad buvo neįmanoma tiesiog pafilmuoti ir iš įvykių vietos. Tai va, pašnekėjau savo monologų, nežinau, turėjau būti klaikiai nuobodu. Ja, čia būna tas dėsnis, kada tu daug šneki, tau atrodo, kad tau įdomu, bet kaip padaryti taip, kad kitam būtų įdomu, tai visada kyla klausimas. Tai va, tai nežinau, tai pasidalinkit, jeigu norisi mintimis komentarų skiltyje, papasakokit galbūt, kaip jūs tai laikot, ką jūs esat gero nusipirkę, gal tikrai yra labai fainų dalykų, apie kuriuos aš nežinau, bet klausimas, ar aš bepirksiu kažką, nes karoliukus taip, bandysiu sutvarkyti, bet kalbant apie siūlus, aš manau, kad kažkokio labai didelio išradimo aš jau nesugalvosiu, negu kad yra dabar. Tokiai panašioj dėžutėje, man atrodo, ir žiurkutės pas mane taip gyvena. O, tai palaukit, nu jeigu nebus daug triukšmo, tai ištrauksiu. Jo, mano žiurkutės dabar yra pasislėpusios intensyviai, nes aš nepasiruošiau šito dalyko. Juhu, nu tai va, tai įsivaizduokit, šitas konteineriukas ir va yra toks mažesnis, bet labai panašaus aukščio yra žirklučių konteineriukas. Ir čia yra sudėta mano visokių žirklelių. Va, prisiminiau, beveik atsisveikinau ir prisiminiau. Ne visos jos yra fainos, ne visos jos geros ir aš beveik jų nebenaudoju. Tai va irgi sudėjau va taip. Nu dabar nebeuždarysiu. Na tai aišku. Opa. Net nulėkė, nu nesvarbu. Tai va, tai taip atrodo mano, kaip sakoma, kalvės. Kalvės, kuriuose aš užsiimu savo hobių, visais tais gražiais dalykais ir kurie gyvena vat taip paprastai. Tai tas džiugia gaida. Aš labai tikiuosi, kad kas turit kanalus irgi pademonstruosite, man irgi būtų visai įdomu, kaip jūs ką laikote, kur ką dedate ir iš viso ar tam skiriate laiko ir kiek skiriate laiko, gal neskiriate laiko. Bet šiaip iš tikrųjų, kadangi yra šiltasis metų laikas ir žinau, kad siuvinėjimo yra vis mažiau, tai aš noriu jums palinkėti tiesiog, kad oras būtų kuo geresnis. Laikas siuvinėjimui tikrai ateis tas ruduo neišvengiamai.
Toms, kurios dabar mažiau siuvinėja, o kas vis dar siuvinėja, tai aš jums tikrai labai linkiu, kad adata negulėtų, o dirbtų savo darbą ir susitiksim kažkada tai gegužės gale gal ar birželio pradžioj ir pasižiūrėsim, koksgi buvo mėnuo. Manau, jisai bus daug nuobodesnis, nes aš pati labai noriu truputėlį pailsėti, ypač po tokio didelio darbo užbaigimo ir galbūt pagaliau per tą ateinantį mėnesį aš nuspręsiu, ką aš noriu siuvinėti, nes, vat atsitiko taip, kaip aš ir galvojau, kaip po dietos. Dirbai, darai vieną darbą, o svajoji apie visus įmanomus, tai dabar žinokit ir noriu visų įmanomų. O kad jų neįmanoma visų daryti, tai reiks kažkaip apsispręsti, o kai apsispręsiu, tai ir pamatysim galbūt kitam video, nes nuo šiol manau, kad aš ir filmuosiu tokiais visokiais gabaliukais, jeigu pamatysiu kažką įdomaus ar nusipirksiu kažką įdomaus, kas yra mažai tikėtina, nes aš svajoju iš tikrųjų sumažinti arba išvis eliminuoti savo išlaidas šitam hobiui, nes visko yra tikrai per akis ir, kaip sakau, reikia gal suaugti vieną kartą ir supras, kad kai jau turi, tai jau turi ir gana. Padaryk dar žmogau tiek, kiek turi. Tai žodžiu, tai nežinau, tai manau, kad bandysiu šitą variantą filmuoti dalimis. Tai galbūt kitą mėnesį ir pažiūrėsim, kaip man visą tai irgi gavosi, nes šitas video bus toks pirmas, o vėliau bus daugiau tokių. Ir praktiškai manau, kad aš ir kalbėsiu tik tai apie progresus, nes nesu apie ką daugiau kalbėti. Jeigu kažkas įdomaus įvyks siuvinėjimo pasaulyje, be abejo visi pasidalinsim, bet nieko įdomaus be intrigų, barnių, konfliktų šiuo metu siuvinėjimo pasaulyje tikrai nevyksta nieko įdomaus. Aš tiksliai galiu pasakyti. Tai va, tai kad per ilgai nefilosofuot. Ačiū, kas pažiūrėjo iki galo. Susitiksim už mėnesio. Iki.